Šiandien man skambino Giedrius, jie ten filmuoja kažkokį video, prašė manęs komentarą, tai linką į Giedriaus socmediją įmesiu, kai video sumontuos, manau, kažką tai įdomaus paleis. Klausimas buvo apie kaimo perspektyvas. Nežinau, iš tikrųjų, kažkaip tokia nuotaika įdomi paėmė. Iš tikrųjų, šiuo metu irgi esu Jonavos rajone, Upninkų kaime, kaimukė čia. Vienas klientas grįžo, reikia turtą parduoti, kurį beje pats iš manęs pirko. Ir iš tikrųjų toks užėjo, nežinau, nei tai pesimizmas, nei kažkas, bet, sakykime, ta tokia pilka, niūri realybė apie situaciją, tai kas pas mus darosi Lietuvoje. Pas mus Lietuva, jinai pakankamai yra maža, tos teritorijos, kas čia nuo vieno iki kito galo ten 3 valandas, kai kitam civilizuotam pasaulyje žmonės valandas iki prekybcentrių važiuoja, bet ne apie tai. Aš apie tai, kad apie mus pačius, apie mūsų pačių gyvenimus ir apie tai, kaip gyvena provincija. Tai jeigu miestų didžiųjų priemiesčiai džiaugiasi gyventojų, nes tai irgi vis dėlto yra kaimas, kaimiška vietovė, jie džiaugiasi prieaugiu, bet kaimukai visokie, kad kaip ir šitas, jie netenka savo gyventojų, tie kaimai kraujuoja ir gyventojai mažėja. Tai ta perspektyva tokia šiek tiek yra niūroka. Dėl ko? Dėl to, kad čia nebebus žmonių. Pasižiūri pagal statistikos departamentą, tai tie kaimukai, jie ten susitraukia po 10-15, kai kurie daugiau procentų per metus. Tai jeigu ten kaime yra 400 gyventojų ir per metus nukrenta 10 procentų, tai laba diena. Tai su tokiom tendencijom tai viskas eina geometrinė progresija žemyn. Ir tas iš tikrųjų liūdina. Bet ar mes kažką tai tame pakeist galim? Gal galim, gal negalim, bet o gal nenorim pakeisti? Visiems yra patogu gyventi mieste, viską šalia, visa pramonė, mokyklos, darželiai, prekybcentriai ir visa kita. Bet ką aš to noriu pasakyti? Noriu pasakyti to, kad mūsų kaimai, mūsų provincija, jinai miršta. Ir tikėtis, kaip žmonės sako, oi, pas mane kaimas čia, oi, čia grynas oras, tai atvažiuos ir nupirks mano tą turtą. Kas? Kas važiuos į tą tavo kaimą ir kas tą turtą tavo pirks? Argi niekas. Nes tas tavo turtas nifiga niekam nebėra reikalingas. Tiesiog tokia yra realybė, toks yra tas mūsų gyvenimas. Ir čia tiesiog, ar čia aš esu pesimistas? Ne, aš nesu pesimistas, aš esu kaip tik sušiktas optimistas, kuris tiki, kad čia gyvenimas bus geresnis ir kad visiems bus labai fainai gerai, valdžia keičiasi, viskas yra fainai. Bet realybė yra tokia, kad nėra fainai. Kad kaimai nyksta, provincijos nyksta, žmonės traukiasi į burbulus. Ir imant pasaulio mastu, mes kaip Lietuva, mes irgi esam gudi provincija. Ir iš čia žmonės traukia kur? Ogi traukia į didmiesčius. Tai yra į didesnės valstybės, kur kad ir sunkiau yra pragyventi, bet ten vizija ir perspektyva yra žymiai geresnė negu čia. O čia kaimai, taip, grynas oras, fainai, gamta, saulė, vanduo, bet kainų nėra, žmonių nėra. Ir perspektyva yra tokia, kad jau ir taip, bet po Lietuvą važinėjant daug tų kaimų yra, kurie stovi tiesiog užkaltais langais ir ateityje jų bus dar daugiau. Ką mes visame šitame pakeist galim? Realiai turbūt nieko, ką aš žinau, visi sako valdžia kalta, valdžia kalta, o kas ta valdžia? Valdžia esame mes patys, kokia tauta tokia valdžia. Tai čia negali nieko kaltinti, už savo klaidas esame atsakingi tik mes patys. Jeigu mes leidžiam, kad mums ant galvos kažkas ten kažką tai kratytų, tai ir krato. O jeigu mes nustosim tai leisti ir nustosim tai toleruoti, galbūt tada tik tai kažkas ir pasikeis. Dabar pasikeitė valdžia, kažkas geriau turėtų būti, nei velnio nieko geriau nebus. Dabar čia Trumpas rinkimus laimėjo. Aš tai kažkaip tai džiaugiuosi, man jisai patinka, man jo mąstysena patinka, aš jo važiuodamas audiobukus pasiklausau
Bet daug kas pergyvena, kad bus dabar dar blogiau. O labiausiai pergyvena ukrainai, kad jiems teks atgal grįžti į Ukrainą ir kad Trumpas pažadėjo, kad per 24 valandas po to, kai jisai taps prezidentu, bus nutrauktas karas. Ar jisai tą padaryti gali? Aš gali. Užsuka kraniuką ir viskas. Ir tada ateis mūsų eilė. Ir tada va tokių kaimukų iš vis niekam nebereikės. Tada galbūt ir mums patiems teks bėgti. Bet ką dabar? Bėgti iš tos Lietuvos? Dirbau su vienu tokiu piliečiu, kuris dirba United Nations. Jisai pasakė, nebėra kur bėgti. Kur tu pabėgsi? Nu, kur tu žmogau pabėgsi? Tiesiog tokia yra ta pasaulio geopolitika. Dėl to, chebra, reikia džiaugtis tom, ką turim dabar. Džiaukimės, kad turim už ką duonos pavalgyti, džiaukimės, kad turim kur dar pinigą uždirbti, džiaukimės tai, kad turim kol kas laikiną taiką. O paskui mes galbūt ir nesulauksim. Turim vieną gyvenimą, džiaukimės tuo, ką turime. Ir gana to šūdo, gana to negatyvo. Džiaukimės. Švęskim gyvenimą. Prabilau kaip koks pastorius, bet tiesiog negatyvo pas mus yra tik pritvinkę. Mūsų iki kaulų smegenų mes esam paskendę savo paties šūdę. Tad švęskim gyvenimą, nes niekada nežinai, kada bus pas mus taip, kaip šiuo metu yra Ukrainoje.